Labadiena gerbėmiai skaitytojai, Forex prekiautojai. Sveiki atvykę į video pamoką, kuri vadinasi Tamsioji tradingo pusė. Ir šioje pamokoje mes kalbėsime apie labai svarbes, emociškai sunkes būsenas, kurios persekioja traderį, sakykim taip, tame nelengvame kelyje į sėkmę. Na ir pirmiausia, išsiaiškinkime su terminologija, kasgi apskritai ta tamsioji pusė. Nes čia galima pagalvoti, kad čia kažkokie tamsūs triukai, tokie kaip pavyzdžiui įsilaužimas į brokerio puslapį ar panašiai, ar terminalą, ir ten kažką pakeisti savo naudai. Ne, tamsioji pusė čia turima omenyje kaip emocinė traderio būsena, o būtent tai pyktis, agresija, godumas, prisirišimas prie pozicijos, nuolatinis galvojimas, pas mane nieko neišeis, forex nesąmonė ir panašiai. Žodžiu, ši pamoka bus skirta traderio psichologijai, manau, bus tikrai įdomu. Ir pradedant apie tas negatyves būsenas, reiktų pagalvoti, iš kur apskritai tai imasi. Kodėl žmogus apskritai taip traukia negatyves emocijas. Juk jeigu įsijungtume, tarkime, Delfi LT naujienų portalą ar Lietuvos ryto LT, ką mes matytume? Mes matytume vien tik negatyvą. Tai yra kažką užmušė, kažką susprogdino, viskas blogai, rusai puola, žodžiu, greitai pasaulio pabaiga. Kodėl taip yra daroma? Kodėl nėra pozityvių naujienų? Paprastas atsakymas, todėl, kad pozityvių naujienų tiesiog paprasčiausiai niekas neskaitytų, o negatyvės yra labai populiarios ir jas todėl skaito. Ir čia darytina išvada, kad žmogus kaip individas, jis nėra sukurtas būti laimingas pagal nutylėjimą. Tai yra, nėra sukurtas laimiai iš pat pradžių. Kodėl? Todėl, kad jo psichologiškai jo jausminis aparatas yra sukurtas visų pirma saugotis pavojų. Na, taip tiesiog yra, kad žmogus galėtų išgyventi. Kadangi jam pirmykštėje aplinkoje grėsė daugybė pavojų, visokie žvėris ir dinozaurai, visokios gamtos stichijos ir taip toliau. Žodžiu, buvo daug pavojų aplink ir atitinkamai mūsų organizmas yra sukurtas tam, kad nuolat būti pasiruošęs tiems pavojams. Aišku, evoliucionuojant tas viskas sumažėjo, tačiau kai kurie dalykai, ypač psichologiniai, jie išliko. Todėl mus daugiau traukia tokie negatyvūs dalykai, tokios apgaulingos sąvokos, kad mes esame sukurti išgyvenimui, vadinasi, mūsų smegenys nuolat ieško kažko, kas mums galėtų padaryti žalos. Ir tai gali vykti tiesiog nesąmoningai. Štai yra vienas labai įdomus dalykas nustatytas psichologijos, kad praradimai suteikia daugiau emocijų, emocijos gali būti ir neigiamos, nei laimėjimai. Ir to santykis yra kažkur 2:1. Tai yra, jeigu jūs prarasite $100, pas jūs bus maždaug tokios pat emocijos, kaip uždirbus $200. O jeigu uždirbsite $100, pas jūs bus emocijos daug mažesnės nei praradus 50. Ir taip toliau. Ir iš čia darytina išvada, kad kai pas mus yra praradimai, kai pas mus yra nuosmukis sąskaitoje, tai mus emociškai užgauna daug daugiau nei kad mūsų uždarbis. Na, o kadangi, kaip žinome, forex prekyboje 100% sandorių visada negali būti taip, todėl visos tos būsenos dažnai ir aplanko. O praradimai, kaip žinome, yra neatskiriama tradingo dalis. Sekantis žvilgsnis būtų į mūsų fiziologiją. Na, čia apskritai mintis yra ta, kad žmogus iš pat pradžių buvo sukurtas tam, kad būtų aktyvus fiziškai. Tai yra šokinėti, bėgioti, medžioti, laipioti po medžius ir taip toliau. O ne tam, kad sėdėti prie kompiuterio, ne tam, kad
gulėti lovoj ar sėdėti ištisas dienas su alaus bokalu kokiam bare, o yra sukurtas tam, kad bendrai gyventi aktyvų gyvenimą. Ir kai mes tokio aktyvaus gyvenimo nevedame, pas mus tiesiog užsikemša jautrumo kanalai. Ir būtent dėl to mes pradedame matyti daugiau negatyvumo ten, kur iš tikrųjų jo nėra. Pas mus atsiranda daug baimių, atsiranda daugiau įvairiaus šlamšto galvoje ir taip toliau. Aš jau tai tikrai esu sakęs, bet pasikartosiu dar ir dar kartą, kad jeigu jūs norite adekvačiai vertinti įvairias situacijas, ne tik tradinge, bet ir gyvenime, adekvačiai jausti, kas vyksta aplink, adekvačiai reaguoti, tai būtina užsiimti sportu, tai yra būtina būti aktyviam. Aišku, sportas ne visiems priimtinas, gal kažkam tai nebus malonu, kažkam tai daryti tingisi, nėra laiko ir panašus pasteisinimai. Tačiau jeigu paskaitysite įvairių sėkmingų žmonių, verslininkų, milijonierių istorijas, matysite, kad jie visi praktiškai tą daro. Kažkas vaikšto į sporto salę, kažkas važinėja dviračiais, kažkas plaukioja baseine rytais, galbūt užsiema joga ar kitais įvairiais sportais. Psichologiškai yra pripažinta, kad geriausia tam tinka grupiniai užsiėmimai, tai yra su treneriu, nes labai dažnai vienam žmogui yra sunku save prisiversti sportuoti. Na ir čia, jeigu jūs nejudėsite fiziškai, vien sėdėsite prie kompiuterio ar gulėsite lovoje, tai tikrai blogai bus ir su nervais, ir su emocijomis, ir taip toliau. Žodžiu, be sporto čia jau niekaip. Todėl stenkitės kažkaip į savo gyvenimą įtraukti šiuos aktyvius dalykus. Toliau pereiname į tokią temą kaip srauto būsena. Kas tai yra? Srauto būsena tai yra gili koncentracija, lengvumo jausmas, džiaugsmo, pasitikėjimo. Tai yra tai, kuo jūs galite užsiimti ilgai ir nuo to nepavargti. Ir be to pas jūs nuo to gali būti tik daugiau energijos. Na, čia gali būti kai kam, tarkime, žvejyba, medžioklė, kai kam video žaidimai, kai kam, jeigu pasisekė, tai gali būti ir darbas, jeigu pas jūs yra kažkokia įdomi veikla, kur jūs dirbate ir tiesiog švytite. Kaip sako žmogus švyti, kai dirba. Tai būtent ir yra srauto būsena. Jeigu pas jūs yra tokia būsena, tai manykite, kad jums labai ir labai pasisekė. Bet dažniausiai ne visiems pavyksta iš karto rasti profesiją su jų vidiniais tikslais ir pasiekti štai tokią srauto būseną. Taip pat toks užsiėmimas turi būti tam tikra prasme įvairiapusiškas arba įvairiapusiškas jums. Pavyzdžiui, kai kam iš šono gali pasirodyti, kad tarkime, jeigu jūs dirbate virėjų, kad jūsų virėjo darbas yra neįvairiapusiškas. O pačiam virėjui jis atrodys kaip tik būtent įvairiapusiškas ir vos ne kasdien ten, pavyzdžiui, vieną prieskonį pridėti ar atimti, ten sumažinti kepimo temperatūrą, pasiekti kažkokios ten kondicijos. Tokiam virėjui tai bus įvairiapusiškumas, o kažkam iš šono atrodys, daro valgyti ir kas čia tokio. Žodžiu, nuobodu ir viskas. Paprastai kalbant, užsiėmimas turi kelti žmogui tam tikrus uždavinius, vėlgi tokius, kurie įdomus būtent jums. Ir čia svarbus momentas, tokių užduočių sunkumo lygis turi atitikti jūsų patirties lygį. Na, kaip pavyzdys, jeigu imti pavyzdį iš tradingo, tai įsivaizduokite naujoką, kuris deda į sąskaitą $10 000 ir pradeda prekiauti ant minutinių laiko intervalo M1. Štai čia pavyzdys, kai sunkumo lygis
visiškai netitinka jo įgūdžių lygio. Nes toks tradingo lygis yra iš tikrųjų labai sunkus, o įgūdžių naujokas neturi jokių. Sekantis svarbus momentas yra grįžtamasis ryšys. Ir čia reiktų kiek sustoti, kadangi jeigu galvoti tiesiogiai, tai yra minusas tradingė, kadangi jei tikėtis greito grįžtamojo ryšio, tai jeigu naujokas puls prekiauti ant M1 laiko intervalo, jis matys įėjimus ten, kur jų nėra ir tokiu būdu praras pinigus. Tai štai šiuo atveju Forex prekyboje reikia savyje ugdyti tokį dalyką, kad grįžtamasis ryšys būtų pasiektas per tam tikrą laiką. Na, kaip pavyzdys, žmonės, kurie užsiema sodininkystė, daržininkystė arba mėgiai sodina vaismedžius. Ten, jeigu, aš nepamenu, sodinti, tarkime, obelį, vaisių reikia laukti kokius 3-4 metus, pasodinus mažą medelį. Štai būtent toks palyginimas. Įsivaizduokite, kad jūs nieko nežinote apie obelį, pasodinote obelį, mažą medelį ir laukiate obuolių. Na, išaugo medelis, atsirado lapai, atėjo pavasaris, vasara, ruduo, o jūs laukiat obuolių. Ir klausimas, kur obuoliai? Ateina žiema, vėl ateina pavasaris, ciklas kartojasi, o jūs laukiat obuolių. Obuolių nėra. Ir kokią mes prieiname išvadą? Išvada yra ta, kad obelis yra nesąmonė. Mūsų apgavo. Obelis yra lochatronas, ne kitaip. Ir apskritai tai yra ne mums. Būtent toks yra grįžtamasis ryšys šiuo atveju. Yra žmonės, kurie užsiema sodininkystę, daržininkystę, augina agurkus, pomidorus. Jiems net metus reikia laukti, kad paimti visą tą derlių. Ir štai toks užsiėmimas jiems sukelia srauto būseną. Kodėl, tarkime, Lietuvoje anksčiau ir dabar yra labai populiarūs sodai, šiltnamiai, sodybos turėjimas. Nors iškart rezultatų žmonės nemato ir grįžtamasis ryšys ateina tikrai ne iš karto. Bet kodėl jie tuo užsiema? Todėl, kad jie žino, kad tai yra normalu ir savaime suprantama. Todėl tą patį dalyką reikia pabandyti vystyti kiekvienam traderiui. Nereikia bandyti prisirišti prie momentinio grįžtamojo ryšio. Štai aš pradėjau prekiauti, kažką ten padariau, nesigavo, viskas nesąmonė. Todėl jeigu momentinių milijonų ar tūkstančių iškart neatsiranda, tai yra normalus dalykas, jų ir neturi būti. Ir toks noras turi būti atidėtas, kitaip tiesiog neįmanoma. Kitas klausimas, ar srauto būsena mums reikalinga pačiam tradinge. Tai yra, kad mes galėtume sėdėti ir prekiauti dieną naktį, nepavargti ir mus lydėtų džiaugsmo būsena, pasitikėjimas savim, gili koncentracija, lengvumo jausmas. Ne, pačiam tradingo procese to tikrai nereikia. Tokia būsena reikalinga mokantis tradingo, tyrinėjant tradingą, bet ne pačiame prekybos procese. Pats prekybos procesas turi būti kuo nuobodesnis. Tai yra, jums prekiaujant turi būti kuo nuobodžiau. Kuo jums yra labiau neįdomu, tuo geriau. Kodėl? Todėl, kad srauto būsena yra susijusi su emocijomis, o jau kur, bet pačiam tradingo procese emocijos nereikalingos. Ir čia mes prieiname prie sekančio klausimo. Jau mes esame kalbėję anksčiau apie tai, kad kodėl mums reikalingos strategijos ar metodai. Jos padeda mums padidinti sėkmingos prekybos tikimybę.
nesikį buvo apie tai kalbėta, kad strategijos, bet kokios strategijos uždavinys yra mums padidinti statistinę tikimybę, statistinį pranašumą mūsų sėkmingos priekybos, bet ne kiekvieno atskiro sandorio. Tai yra, su strategijų pagalba mes galime padidinti tik sandorių serijos tikimybę, o štai kiekvieno atskiro sandorio baigtis gali būti atsitiktinė ir unikali. Tai yra, kiekvienas atskirai paimtas sandoris yra random, tai yra monetos metimas. Sandoris gali būti 50% pelningas ir 50% nuostolingas. O štai serija sandorių pagal strategiją turi statistinį pranašumą. Ir tik priėmę savo tokią atsitiktinę rinkos natūrą, mes galime tapti stabiliai uždirbančiais traderiais. Tai yra legendinio traderio Marko Douglaso žodžiai, kuris dėja mirė pernai metais. Žodžiu, mums reikia priimti atsitiktinę rinkos natūrą ir strategijos tam suteikia mums pranašumą. Lygiai taip pat yra ir kazino žaidime, klasikinėme kazino. Klasikinis kazino turi tam tikrą pranašumą žaidimo sesijų serijoje ir kiekviena atskira žaidimų serija, pavyzdžiui, ta pati ruletė, kiekviena atskira serija yra random, tai yra kažkas laimi, kažkas pralaimi, kai kas gali laimėti ir realiai daug, taip, tarkime, pastatys paskutinę sekundę iki tol, kol krupjė pasakys, kad statymai baigti, krūvo žetonų ant tam tikros skaičiaus ir toks skaičius iškris. Ir kazino tam žaidėjui turės sumokėti laimėjimą 1:36. Taip? Tai yra tam tikrame momente pats kazino gali pralaimėti ir gali pralaimėti nemažą sumą. Bet kazino turi statistinį pranašumą žaidimų serijoje. Tai yra, kiekvienas žaidėjas gali laimėti labai daug, tai yra ten ne jackpotą, jis gali laimėti ant paprastų žaidimo automatų, slotiniai tie vadinami. Amerikoje jie ten gali laimėti, laimėjimai būna net labai dideli, ten ir $1 000 ir 2. Juos laimi, žinoma, nedažnai, ten kartą į metus, kartą į pusę metų, žodžiu retai, bet laimi. Tai yra, momente kazino gali ir prarasti, bet ilgalaikėje laiko atkarpoje, ilgame laikotarpyje kazino turi pranašumą. O kur tas kazino pranašumas būtent yra, imkime ir detaliau aptarkime. Štai įsivaizduokite, visi traderiai, ne visi, bet dauguma ieško strategijų, kur sandorių pelningumas yra 100%. Taip vadinamas gralis. Taip? O kokį pranašumą iš kokių žaidimų turi kazino? Iš tikrųjų labai įdomus tyrimas ir pirmas pagal mano sąrašą eina populiarus kazino žaidimas Blackjackas. Ir čia pranašumas, aišku, ten priklauso nuo taisyklių variacijų, žiūrint koks tas kazino, bet toks dažniausias klasikinis kazino pranašumas Blackjacko žaidime yra 4,5%. Čia ne aš sugalvojau, tai galite paguglinti, ten yra apskaičiuota matematiškai, aš nesu toks protingas, kad visą tai savarankiškai skaičiuoti, 4,5% yra Blackjackas. Taip? Tai yra, jeigu mes imame šią strategiją, neskaitydami tiek profito ir stopo, lyginant su tradingu, tai yra viso lapo 54,5% pelningų sandorių, o 45,5% nuostolingų. Tai štai, jeigu tokia strategija būtų publikuota kokiam puslapyje su
54,5 procentų pelningų sandorių, tai kas ką pasakytų apie tokią strategiją? Na, sakytų, nieko čia gero, šlamštas. 54,5 procentų pelningų sandorių. Tačiau kazino iš to ramiai savo uždirba milijonus, turėdami tik 4,5 procento pranašumą, nors tam tikrų momentų jį gali ir pralaimėti. Einame toliau. Ruletė. Ruletė yra visiems žinomas žaidimas, net tiems, kurie kazino niekada ir nebuvo. Ruletė, europietiškoje ruletėje, kur yra 1,0, kazino pranašumas sudaro, dėmesio, 2,7 procento. Čia yra europietiškoje ruletė, kur yra 1,0. Jeigu iškrenta 0, nelaimi niekas, tik tie, kas pastatė ant 0. Taigi 2,7 procento pranašumas yra kazino ruletė žaidime. Tai europietiška ruletė. Amerikietiškoje yra 2 nuliai, atrodytų nedidelis pakeitimas, bet tas pakeitimas suteikia kazino 5,3 procento. Tai beveik 2 kartus didesnį pranašumą. Einame toliau. Automatai. Taip vadinami slotai. Na, yra žmonės, kurie mėgsta. Tai štai automatų pranašumas kazino jau yra labai didelis. Nuo 10 procentų ir gali būti iki 20. Dabar žiūrėkime toliau. Yra toks žaidimas kortomis, kuris vadinasi bakara. Tai čia dėmesio, kazino pranašumas bakara žaidime sudaro 1 procentą. Galite įsivaizduoti, tai yra kazino laimi viso labo 51 procentų sandorių atveju, jeigu lygintume su Forex prekyba. Pokeris, aišku, priklausomai nuo to, kokia yra pokerių rūšis, jų irgi yra labai daug, bet pats mažiausias pranašumas yra oazis pokeryje ir jis sudaro 0,5 procento. Na ir bendrai pokerio žaidimo pranašumas gali būti iki 5 procentų. Na ir dar kartą sugrįžkime prie to pranašumo. Kame yra tas pranašumas? Pranašumas, jeigu lygintume su tradingu, su Forex prekyba, tai būtų pelningų sandorių procentas plus santykis tarp take profito ir stopo. Tarkime, jeigu jūs nuėjote į kazino, sėdote žaisti ruletę, darote kažkokius statymus ir dėl esamo kazino pranašumo jūs galite laimėti momente. Bet kuo ilgiau jūs sėdite ir žaidžiate, tuo yra didesnė tikimybė to, kad jūs liksite minuse, o kazino pliuse. Kadangi kazino ilgalaikėse žaidimų sesijose visada turės štai šį, nors ir nedidelį, bet pranašumą. Todėl jeigu jūs laimėjote kažką ženklaus, tai geriausia yra greitai pasiimti laimėjimą ir išeiti. Kitas klausimas, kodėl kazino uždirba nežiūrint į štai tokį žemą atrodytų pranašumą? Na, kas prekiautų pagal strategiją, kuri turi tik 51 procentą pelningų sandorių, su sąlyga, kad stopas ir take profitas bus lygus? Na, niekas. O kazino dirba ir uždirba didelius pinigus. Klausimas, kodėl? Na, atsakymas čia būtų iš tikrųjų labai įdomus ir daugelį galbūt nustebins, bet pirmas dalykas, jie uždirba todėl, kad jie visų pirma nekeičia savo strategijos, nekeičia savo taisyklių ir stropiai vykdo šį algoritmą. Na, įsivaizduokit situaciją. Jūs atėjote į kazino ir pradėjote žaisti ruletę, tarkime, pastatėte ten kažkokio skaičiaus $500 ir tas skaičius iškrito. Taip, laimėjote 36 kartus daugiau. Ir jum kazino atidavė jūsų laimėjimą ir ateina kazino savininkas ar vyriausias vadybininkas ir pradeda rautis plaukus nuo galvos
ir sakyti viskas, dabar mes keičiame kazino žaidimo taisyklės ir pridedame ten 3 nulį, viskas pas mus panika. Tai štai, o kodėl traderiai keičia strategijas, jeigu atsirado nuostolis? Tai būtent todėl, nes emocijos užvaldo, traderiai pradeda keisti taisyklės arba, kas yra dar blogiau, pačias strategijas ir, žodžiu, nieko gero iš to neišeina. O tuo tarpu kazino jau ne vienus šimtmečius egzistuoja pasaulyje ir iš tokių žaidimų uždirba milijonus. Sekantis klausimas, kuris yra susijęs su šia tema, tai yra didelių skaičių dėsnis. Na, iš matematikos, kas žino, jeigu kažkokių įvykių tikimybė yra lygi, tai su kiekvienu naujų bandymu tas įvykis turės vienodą šansą. Paimkime paprastą monetą, visiems suprantamas pavyzdys. Ir įsivaizduokime, kad iškart vienu metu mes metame 10 monetų. Taip, kiek iš jų galėtų iškristi skaičių, o kiek atveju herbų? Na, idealiu atveju 50/50. Bet kadangi monetų yra 10 ir mes metame vieną kartą, tai visai gali būti, kad bus ir 60%. Na, 6 monetos bus skaičiai, o 4 herbai, taip? Ir ką jūs pasakysite apie strategiją, kuri turi 60% prekiauja į pliusą? Na, pagalvosite visai neblogai, nors jį galėtų turėti tikimybę ir 50/50. O jeigu mestume monetą 10 000 kartų, tai santykis pasikeistų labai artimai į 50/50. O štai jei mestume iškart 100 monetų, taip, tai tikimybė, kad bus 60% skaičių, tarkime, arba herbų, tokia tikimybė yra 0,028. Tai yra labai maža tikimybė, bet iš principo jinai yra reali. Vienas šansas iš 135. O jeigu mestume 1000 monetų iš karto, tai beveik neįmanoma gauti 60% skaičių arba herbų, kadangi tokia tikimybė yra 0,80 tai yra super labai maža tikimybė. Bet čia esmė yra tame, kad kuo daugiau monetų mes kartu mesime, tuo mes labiau artėsime prie 50% tikimybės, kad iškris skaičius arba herbas. Tai yra toks didelių skaičių dėsnis ir jis parodo tai, kad kiekvienu atveju rezultatas bus nenuspėjamas. Tačiau vidutinė visų įvykių serija turi dėsningumą. Ir lygiai tas pats yra su sandoriais Forex. Kaip jau sakėme, kiekvienas atskiras sandoris turi visiškai atsitiktinį charakterį, o sandorių serija jau turi statistinį pranašumą, na, arba kaip minimum statistinį rodiklį. Aišku, strategija turi būti pelninga. Bet žinodami, kad mūsų strategija turi tam tikrą pranašumą, jinai mums leidžia žinoti, kad ilgalaikėje perspektyvoje sandorių serijoje mes būsime pliuse. Taigi mes išsiaiškinome, kad kazino uždirba, nes nekeičia savo strategijų kas savaitę, nekeičia taisyklių ir kruopščiai vykdo algoritmą. Ir lygiai tas pats yra Forex prekyboje. Visų pirma, nekeiskite strategijų kas savaitę, laikykitės taisyklių ir tiksliai vykdykite algoritmą. Na, ką reiškia tinkamai vykdyti algoritmą? Visų pirma, prekyba demo arba centinėje sąskaitoje, kur jums nereikia jaudintis dėl galutinės baigties ir jūs nepergyvenate dėl kiekvieno atskiro sandorio. Jums turi būti visiškai vis vien.
Nes esmė yra štai toks statistinis pranašumas, kurį jums suteikia jūsų pasirinkta strategija. Sekanti tema – pasiteisinimai. Aš prekiaučiau gerai, bet man trūksta laiko. Arba daugelis galvoja, kad aš prekiaučiau daug geriau, jeigu aš nedirbčiau įprastame darbe. Arba aš prekiaučiau gerai, jeigu pas mane nebūtų bjaurios žmonos. Arba jeigu pas mane nebūtų vaikų, kurie trukdo. Ir taip toliau ir panašiai. Tai va, tada viskas būtų idealu. Nežiūrint to, tokie pasiteisinimai kaip laiko trūkumas ar kažkokie kiti šalutiniai dalykai leido įvairiems žmonėms daryti didelius darbus. Jeigu paimti istoriją, tai tarkime astronomas Kopernikas, kuris padarė didelius atradimus astronomijoje, kiekvieną dieną dirbo bažnyčioje. Bet tai jiem netrukdė kaip papildoma veikla tyrinėti žvaigždės ir daryti didelius atradimus. Atitinkamai visi gali dirbti savo pagrindinį darbą, o tradingu užsiminėti hobio lygiu ir pasiekti sėkmės. Todėl tradingas nebūtinai turi būti pagrindinis darbas. Ir čia iškyla toks klausimas, ar reikia siekti būti profesionalu, tarkime, tradinge. Yra tokie žodžiai mėgėjiškumas ir diletantiškumas. Tai štai jeigu jūs pavadino kažkokiu atveju diletantu, o jūs tą temą išmanote, tai jūs tikrai turėtumėt pagrindo įsižeisti. Tačiau abu šie žodžiai yra kilę iš lotynų kalbos ir jie reiškia žmogų, kuris būdavo laimingas nuo to, ką jis darydavo. Diletantė užsiimantis kažkuo savo malonumui. Na, mėgėjas atrodo viso labo mėgėjas, neprofesionalas. O iš tikrųjų mėgėjas mėgsta tai, ką jis daro, ir todėl būti diletantu kažkame, būti mėgėju nėra baisu. Ko reikia, tai būtent reikia tik to, kad jums patiktų tai, ką jūs darote. Ir išvada čia būtų tokia, kad galima būti mėgėju ir galima pasiekti sėkmės tame, kuo jūs užsiemate. Na, taip pat kokie dar galėtų būti pasiteisinimai. Štai įdomus yra klausimas jums. Tarkime, daug kas galvoja, kad prekybai man reiktų geresnio kompiuterio, man reiktų galbūt lango su vaizdu į jūrą, man gerai būtų virėjas japonas, didelis namas, na kaip iš filmo Wall Street'o vilkas, beždžionėlė rankinė, sekretorė ilgom kojom ir didelėm akim ir taip toliau. Na, be abejo, stalas, kėdė pati brangiausia, taip pat 6 monitoriai, kondicionierius, na ir panašiai ir taip toliau. Ir štai čia klausimas, kas būtų, jeigu jums dabar visą tai duotų? Duotų geresnį kompiuterį, duotų administratorę, vaizdą į jūrą, virėją japoną, didelius namus. Kas būtų su jūsų prekyba? Kaip manote? Ir prie viso to jūs maitins, jums nereikės nieko rūpintis, pirkti maisto, jums yra duodama daug daugiau nei pakankama suma maistui, bet sąlyga yra vienintelė, kad jūs turite prekiauti. Nesvarbu kaip, pelningai, nepelningai, blogai, gerai, tiesiog turite prekiauti. Ir kaip manote, kas būtų tokiu atveju? Kaip būtų keista, bet jūs pradėtumėt prekiauti geriau. Tik jūs pradėtumėt prekiauti geriau ne dėl to, kad pas jūs atsirado supernamas ir virėjas japonas, o pradėtumėt prekiauti geriau todėl, nes pas jūs dingtų ta pati motyvacija, noras uždirbti, pradingtų emocijos ir jums taptų visiškai vis vien.
Bet jeigu prekiausite pagal adekvačią strategiją, tęsite prekybą, jūs tiesiog stabiliai uždirbsite rinkoje pelną. Kadangi dings prieraišumas, sumažės svarbumas, dings praradimo baimė, godumas ir viskas. Tai yra, čia reikalas ne tuose dalykuose, namai, vyrėjai asmeniai, o būtent tame emocinėme fone. Todėl iš principo galima siekti šių prabangių dalykų, bet jūs turite suprasti, kad čia magija įvyksta ne todėl, kad nėra šių materialinių dalykų, o todėl, kad pas jūs sumažėja prekybos kaip fakto svarbumas. Aha, ir taip pat dažnas pasiteisinimas būna toks banalus, nėra pinigų prekybai. Na, bet apie tai esame kalbėję bent 100 kartų, čia viskas paprasta, išmokstate prekiauti centinėje sąskaitoje, sukaupėte statistiką, atsidarote PAM sąskaitą, galima atsidaryti kopijavimo signalų servisą, prekiaujate gerai ir pas jūs renkasi investuotojai. Imate procentą nuo pelno, o patys rizikuojate tik savo kapitalo dalimi. Štai toks atsakymas į klausimą, kad nėra pinigų, nes pinigai šiuo atveju jie ir nereikalingi. Patikėkite, yra žmonių, pas ką pinigai yra. Yra puikus signalų servisas ant mql5.com, labai geras dalykas, visiškai nereikia jokių investicijų, atsidarote realią sąskaitą savo brokeryje, galima net centinę ir sinchronizuojate su MQL servisu. Patikėkit, ten galima surinkti dešimtis ir šimtus prenumeratorių, ten renkasi ir arabai, ir kiniečiai, žodžiu, tikrai galima surinkti pakankamą būrį investuotojų. Na, manau, apie pasiteisinimus pakalbėjome. Dar vienas dalykas, kas jums atrodo maišo prekiauti, tai bandykite tai palaipsniui išstumti. Na, tarkime, kad ir kompiuteris geresnis. Tai nebūtina iš karto pirkti viso kompiuterio. Galima gerinti po truputį. Ten vieną kartą nusipirkti klaviatūrą geresnę, jeigu ten senoj kažkoks mygtukas neveikia, raidžių nesimato. Galima patobulinti, na, videokortos tai tikrai super geros nereikia. Pelę galima geresnę nusipirkti. Arba SSD diskus vietoj HDD, tarp kitko pakeitus kietą diską iš standartinių SSD kompiuteris veiks daug sparčiau. Jeigu jums trukdo aplinkiniai, na, čia irgi yra variantų, galima kažkokį savo kampą apsistatyti, nežinau, ten užuolaidą pasikabinti. Tai yra palaipsniui naikinti tai, kas jums atrodo trukdo. Tai jums suteiks tegul ir mažą, bet nedidelį augimą. Galbūt net augimo iliuzija, bet ji, patikėkit, tikrai naudinga būtent tokiam emociniam palaikymui. Ir mes tolygiai priartėjome prie temos, kurią aš jau kaip ir pradėjau, tai augimo būtinumas kiekvienam mūsų. Mūsų asmeninis augimas yra viena sudedamųjų dalių tos srauto būsenos, apie kurią mes kalbėjome. Tačiau tas augimas ne pas visus ryškiai išreikštas. Pas vienus mažiau, pas kitus išvis neišreikšta, pas vyrus daugiau, pas moteris mažiau, imant daugumą. Ir kai mes neaugame, atsiranda toks lubų jausmas, kuris užmuš mūsų motyvaciją. Pagalvokite, kodėl visuose online žaidimuose yra lygiai. Jau net tie, kas niekada nieko nėra žaidę, yra girdėję, kad internete egzistuoja, pavyzdžiui, kažkokie burtininkai 80 lygio. Taip, na, kaip metaforos. Tai yra atėję iš World of Warcraft, kur buvo maksimaliai galima ištreniruoti ten tuos karius iki 80 lygio. Ir iš čia atėjo posakis, kad štai 80 lygio kažkoks žmogus tai jau yra super kažką pasiekęs, taip? Ir kodėl taip yra? Todėl, kad jeigu nebūtų augimo,
nebūtų lygių, nebūtų įdomumo. Pavyzdžiui, kai kuriuose žaidimuose pas mane yra antra versija, tokios lenktynės yra Hill Climb Racing, atrodo taip. Ir ten antra versija ir ten padarė iš pradžių atrodo 5 lygas, nepamenu, kurio aukščiausia buvo legendinė. Tai štai tie žaidėjai, kurie pasiekė legendinę lygą, tapo kietai žaidėjais ir jiems jau pasidarė nebeįdomu. Ir tada autoriai vėliau pridėjo dar 5 lygas, 5 legendinius lygius ir tiem žaidėjams vėl pasidarė įdomu ir jie vėl žaidžia ir vėl bando pasiekti tuos lygius. Na, o kompanija savo ruoštų, jinai pardavinėja ten visokius įvairius papildinius, visokius briliantus, kur galima pasitobulinti ir, žodžiu, taip daromas pelnas. Atitinkamai išvada, kad mums reikalingas augimas. Tas pats karjeros kopimo laiptai, kaip banalus pavyzdys, na, o tradinge augimas gali būti, kaip sakėme, stipriai atidėtas, kaip mes kalbėjome pavyzdyje su sodininkystė. Taip, ir netgi jeigu jūs prekiaujate gerai, gali būti taip, kad kurį laiką pas jūs to augimo nesimato. Taip, o netgi atvirkščiai būna kažkoks kritimas. O to priežastis gali būti paprasčiausia, kad rinka tiesiog tam yra nelabai tinkama jūsų taktikai, arba gali būti kažkokios klaidos padarytos. Žodžiu, augimas gali būti atidėtas tiek dėl laiko, tiek ir tiesiog tuo metu nepasiekiamas iš principų. Na, o pačiame pradinėme periode, kai jums dar nieko nesigauna, tarkime, esat naujokas, nėra stabilumo, tai augimo atitinkamai irgi nėra, o jis yra būtinai reikalingas, kitaip pas jūs dings noras kovoti, dings ta motyvacija. Tam tikslui, kad būtų augimas, paimkime štai tokį pavyzdį, kaip išlaidų fiksavimas. Yra neginčiamai pastebėta, čia vėlgi ne aš sugalvojau, kad kai fiksuoja išlaidas, jos ženkliai mažėja. Lygiai tas pats yra su sportininkais, kurie nuolat fiksuoja savo rezultatus ir fiksuoja ten iki milisekundžių. Apskritai, bendrai kalbant, rezultatų fiksavimas skatina jų augimą. Tiesiog yra toks dėsnis. Nors atrodytų logikos kažkokios ypatingai čia nėra, bet tai veikia. Veikia, kad rezultatų fiksavimas skatina jų augimą. Todėl mums kaip traderiams irgi būtina fiksuoti mūsų rezultatus ir ieškoti, ką galime pagerinti. Ką mes galime pagerinti? Bet ką, priklausomai, kas pas jūs grafikė, atsirenkame žvakes, atsirenkame modelius, kuriais labiausiai sekasi prekiauti. Na, geriausia rezultatus fiksuoti ir žiūrėti su servisu MyFixBook, tyrinėjant statistiką. Taip pat nebloga programa yra EA Analyzer mūsų portale, jinai yra nemokama, bet iš principo MyFixBook serviso užtenka per akis, bent jau pradinėme etape. Todėl pirmasis etapas tai fiksuoti rezultatus, o antrasis ieškoti, ką galima pagerinti. Ir mes galime tokiu būdu atsirinkti valiutų poras, su kuriomis geriausiai sekasi prekiauti, atsirinkti atskiras savaitės dienas, kai jums geriausiai sekasi prekiauti. Taip, tarkime, pirmadieniais jums dažniausiai nesiseka. Tarkime, vien stopai, taip? Tai tiesiog išmeskite tuos pirmadienius. Arba pirmadieniams imkite visai kitą strategiją. Taip pat prekybos laikas, keičiamų stopų ir take profitų dydžiai. Todėl visada galima surasti tai, ką pagerinti. Kaip mes jau įsitikinom anksčiau, jeigu pas mus yra pranašumas, tai net tos pačios monetos metimą galima padaryti pelningu, ypač jeigu rizikos ir pelno santykis yra bent 1:2.
Na, geriausia, aišku, 1:3 ir daugiau, bet jeigu take profitas bus didesnis už stopą bent 2 kartus, tai statistika bus jau mūsų pusėje ir pelnas bus mūsų pusėje. Štai galit padaryti tokį eksperimentą, paimti su kažkuo po monetą ir mesti paeiliui. Tarkime, jeigu pas draugą bus iškris moneta su skaičiumi, jis ją meta, iškrenta skaičius, įrašote -100, taip, suveikia stopas, -100. O jeigu metate ir iškrenta jūsų moneta su herbu, mes rašome +200, taip, nes take profitas 2 kartus didesnis. Galite štai padaryti tokį eksperimentą ir matysite, kad kuo ilgiau jūs žaisite, tuo statistiškai pelnas links į jūsų pusę. Na, mes jau kalbėjome apie kazino pranašumą, kuris yra labai ir labai mažas. Pranašumas nedidelis, bet tai netrukdo kazino uždirbti milijonus ilgalaikėje perspektyvoje, būtent sandorių žaidimų serijose. Taigi apie svarbumą mes jau buvome užsiminę, kad jį reikia mažinti. Reikia į tradingą apskritai žiūrėti su entuziazmu, bet prekiauti su entuziazmu negalima. Mes jau tai aptarėme, todėl manau, čia klausimų nėra. Jeigu mes mokomės tradingo bendrai, mes jį tyrinėjame, testuojame, analizuojame, geriname, semėmės idėjų, mes tai darome su entuziazmu. Bet pats prekybos procesas jau turi būti be emocijų, be entuziazmo, nes prekiauti su emocijomis negalima. Kitas labai įdomus klausimas, kurį kviečiu užduoti kiekvienam savo, tai yra, kiek jūs norite uždirbti iš Forex. Na, kai kas pagalvos $500 į mėnesį, kai kas pagalvos $1000 į mėnesį, kai kam galbūt 10 000, kai kas pagalvos, kad nori uždirbti 2-3% į mėnesį, kai kas 15%, taip? Tai štai įdomus momentas, jeigu jūs apskritai galvojate apie skaičius, tai jūs nieko ir negausite. Štai jums tokia žiauri tiesa. Kai tik tai nustojate norėti, pamažu atsiras uždarbiai. Toks yra žiaurus dėsnis, bet taip dėja yra. O kodėl taip yra? Todėl, kad turi būti sumažintas svarbumas. Nes iki tol, kol jums tai yra svarbu, nieko jums neišeis. Na, o kaip nustoti norėti? Na, kaip vienas iš variantų, tai priimti Forex kaip kažką tokio, kuo jūs netikite. Galite, tarkime, išskirti sumą, kurios negaila prarasti ir tiesiog prekiauti iš pareigos. Tai yra be jokio svarbumo, kaip nuobodi rutina. Taip pat dar vienas būdas sumažinti svarbumą, tai itin ryškus pavyzdys yra santykiai. Taip, kai jūs itin bandote kažkam labai patikti, ten kažkaip visaip stengiatės ypatingai, žodžiu, liežuvis malasi, šnekate nesąmonės ir taip toliau. O kai jums yra visiškai nusispjaut, kažkaip visiškai vis vien, įvyksta toks savaiminis būdas ir viskas susidėlioja. Štai, manau, toks pavyzdys bus visiems aiškus. Einame toliau ir štai dar viena, mano manimu, labai svarbi tema, kad ir mažinti svarbumą ir tuo pačiu maitinti save rezultatais pagal vieną strategiją, tuo metu, kai kita veikia nelabai gerai. Tokia išeitis yra keletas sąskaitų su skirtingomis strategijomis. Tema iš tikrųjų yra labai plati, galbūt labai detaliai apie ją pakalbėsime kada nors atskirame video plačiau, bet kame yra esmė? Na, tarkime, pas jūs yra keletas sąskaitų, taip, vienoje sąskaitoje pas jūs prekiauja robotas, taip, pavadinsim E1, o kitoje sąskaitoje pas jūs dar vienas robotas,
Trečioje sąskaitoje jūs prekiaujate rankomis pats, tarkime, dieniniuose grafikuose. Taip, vieną kartą per parą atidarote, žiūrite sandorius, prekiaujate D1. O ketvirtoje sąskaitoje jūs, tarkime, atidarote sandorius kartą per mėnesį, per savaitę, kažkokie tokie ilgalaikiai sandoriai, taip? Pavyzdžiui, sužinojote, kad Didžioji Britanija išstojo iš ES sudėties ir ilgam laikui pardavėt svarą, taip? Kažkas tokio. Pagal fundamentiką, tarkim, prekiaujate savaitiniuose grafikuose, V1, pavadinkim taip. Savaime, aišku, tokių sąskaitų gali būti ne 4, gali būti 10, gali būti 20, čia kiekvieno reikalas. Dar gali būti kažkoks robotas su martingeilu prekiauja, taip, kodėlgi ne. Ir, tarkime, čia robotas prekiauja savo ramiai, bet į pliusą. Antrasis robotas prekiauja gal ne taip gerai, bet bendras pliusas vis tiek yra. Ir jūs jį paliekate. Trečioje sąskaitoje, tarkime, nelabai. Prekiaujate daugiau į nulį, kažkas tokio. Daug kas skundžiasi. Taip, tai į pliusą, tai į minusą, bendras toks nulis. Savaitiniuose grafikuose iš principo sandoriai maži, bet iš principo į viršų, taip? O jums norisi labiau dažniau prekiauti, todėl jūs prekiaujate ir D1. Martingeilas, kaip visada, į viršų, aišku. Metodas pavojingas, tačiau tik iki tol, kol nesugrąžina mūsų pirminių investicijų. Kai tik tai mūsų pirminės investicijos sugrąžinamos, uždirbama 100%, vėliau jau mes galime nebijoti ir gauti grynąjį pelną. Tačiau vieną dieną be abejo martingeilas sudega. Ta reikia atsiminti. Tai štai, dabar įsivaizduokite, kad prekiaujate rankomis dieninėme laiko intervale ir prekiaujate ir pas jūs serija stopų ir atsiranda didelis nuosmukis, taip? Taip pat galbūt suklydote netyčia, tarkime, padarėte klaidą. Pas mane, atsimenu, buvo kažkadaise, atsidarai per kitą kompiuterį terminalą, o ten pagal nutylėjimą 3 kartus didesnis lotas. Ir štai tokia klaida 3 kartus padidina riziką, ne pagal kapitalo valdymą, ir štai atsiranda toks didokas nuosmukis. Taip, tikrai pasitaiko. Ir kas šiuo atveju vyksta? Pas jūs emocinė būsena visai prasta, savaime suprantama, bet tuo pačiu metu kažkoks robotas, taip, po trupučiuką su nedidelėmis rizikomis pliusuoja. Ir štai jums jau kompensacija. Tiek emocinė, tiek finansinė. Štai aš pralaimėjau, bet štai robotas per porą dienų šiek tiek sugrąžins, o čia žiūrėk ir antras robotas per savaitę šiek tiek atmuš. O savaitinėme grafike, tarkime, pas jūs tuo metu kaba plus 300 punktų sandoris, taip, neuždaryto pelno. Ir jūs jau emociškai, jums jau yra lengviau emociškai išgyventi šį nemalonų atvejį, štai šį nuosmukį, dėl, tarkime, serijos stopų ar dėl netyčia padidinto loto. Ir atrodytų stiprus emocinis smūgis šiuo atveju. Ir jeigu pas jūs būtų tik viena štai ši sąskaita, rankinė, taip, ir štai su tokiu nuosmukiu, tai, koks jausmas dažniausiai būtų pas traderius? Taip, man būtinai reikia atsilošti, taip, nes, nuosmukis, tarkime, ten -5 ar -10%. Man būtina atsilošti. Ir kas blogiausia šioje vietoje, kad dažniausiai traderiai didina lotą ir kas gaunasi? Gaunasi, kad sąskaita keliauja žemyn ir nieko gero tai nesibaigia. O turint keletą sąskaitų,
jums leidžia judėti į priekį ir netaip užsiciklinti ant štai tokių nesėkmių, nes nuosmukiai jie visada bus. Ir toks metodas yra vienas iš veikiančių metodų, kurie leidžia save būtent ištraukti iš tos vadinamos tamsiosios pusės. Ir dar vienas dalykas, kalbant apie keletą sąskaitų, kas yra labai ir labai svarbu, mes tai esame jau kalbėję video pamokoje apie robotų prekybą, tai mes papildome tas sąskaitas, kurios neša pelną. Kitaip kalbant, maitiname arklį, kuris bėga, taip? Tarkime, mes turime robotą, turime rankinę prekybą, turime dar vieną robotą, taip? Ir puslapyje myfixbook.com ten yra puikiai parodoma statistika. Ir gale mėnesio žiūrim į šias sąskaitas, taip? Tarkime, pagal pirmąjį robotą pas mus buvo per mėnesį plus 3% pelno, taip? Pagal antrąjį buvo plus 2%, taip? Na, o pagal rankinę prekybą minus 1%. O pas mus, tarkime, yra depozitas $300, taip? Tai atitinkamai mes įnešame plus $100 į pirmą robotą, taip? Nes šis robotas atnešė mums pelno. Taip pat $100. Na, čia suma netaip svarbu, galima įnešti daugiau, mažiau, bet esmė yra ta, kad mes papildome tas sąskaitas, kurios mėnesio gale atnešė mums pelną. O tos sąskaitos, kurios netnešė pelno, mes nepildome. Tai yra itin svarbu mūsų moraliniai būsenai. Pertraukos. Kaip žinoma, joks emocinis stovis negali tęstis ilgai. Todėl jeigu jūs jaučiatės pavargusi, vadovaujantis paveikslėlio užrašu, kuris yra labai geras, nemeskite, o pailsėkite. Tiesiog padarykite pertrauką. Galbūt dieną, galbūt 2, kai kam gal reiktų ir kelių savaičių. Žodžiu, darykite pertraukas. Na, apie nuosmukį mes kalbėjome jau nemažai, praktiškai iš kiekvienos temos aptarėme, tačiau čia aš norėčiau pasakyti apie vieną iš būdų, kaip galima lengviau tą nuosmukį išgyventi. Tiesiog atsidarykite kokią nors žinomesnio traderio PAM sąskaitą, na, tarkime, Alpari brokeryje, ten yra bene geriausias PAM sąskaitų reitingas, labai daug traderių, ir suraskite traderį, kuris prekiauja 2-3 metus, ne mažiau, ir pasižiūrėkite, kad pas juos taip pat labai dažnai būna ištęstiniai periodai arba nuosmukių, arba jie tiesiog ant nulio prekiauja. Eina keletas mėnesių iš eilės nei į pelną, nei žemyn. Ir nors jie yra sėkmingi traderiai, pas juos yra šimtai investuotojų, yra didelis kapitalas ir nežiūrint to, pas juos irgi būna periodai, kai jie neuždirba ir net praranda. Ir štai tokiu būdu, žiūrint į jų grafikus, galima labai sumažinti savo taip vadinamą depresiją, kuri atsiranda dėl nuosmukių. Žinant, kad štai ir pas sėkmingus traderius būna nuostolingi mėnesiai pabrėšiu, ir tai yra normalus dalykas. Kadangi traderių, kurie kiekvieną dieną pliusuoja, jų paprasčiausiai nebūna. Na, arba prekiaujantis martingeilu, bet kaip martingeilas, kaip žinome, vieną dieną sudega. Taip pat, kas yra labai svarbu, reikia pasiekti tokios būsenos, kad po kiekvieno stopo gavimo pas jūs iš karto atsirastų mintis, būsena sekantis, next, taip, kad jums būtų visiškai vis vien. Na, apie tai mes jau kalbėjome, kad pavieniai sandoriai reikšmės neturi. Ir su stopais reikia išsiaiškinti, kas tai buvo, koks stopas, ar normalūs nuostoliai pagal strategiją, ar emocionalūs.
Jeigu nuostoliai buvo strategijos rėmose, tai yra normalūs praradimai, jeigu jūs viską padarėte teisingai, pagal strategijos taisyklės, rizika teisinga, tada viskas. Next, sekantis. Laukiam sekančio. Na, o jeigu tai emociniai praradimai, tai čia irgi jų neskaičiuojam, tačiau taip pat nereiškia, kad čia kažkuo bloga mūsų strategija ar kažkas kitas. Tiesiog žinome, kad tai yra emociniai praradimai. Toliau, jeigu norint save praminti, yra tokia taktika, kuri naudojama tiesioginiuose pardavimuose. Kas galbūt dirbote, esat susidūrę. 8 žingsnių taktika berods vadinasi. Tai štai, jeigu pagal šią taktiką, jeigu 10 kart prieisi prie žmogaus ir kažką jam pasiūlysi, tai 10 nupirks. Na, tarkime, yra tokia statistika. Tai būtent pardavimuose yra taikoma tokia taktika, kad surinkti kuo daugiau atsisakymų. Tarkime, siūlai prekę, surenki 9 atsisakymus, o 10 įvyksta sandoris. Tai štai, lygiai tą patį galima pritaikyti ir Forex prekyboje. Tai yra, kad mūsų užduotis yra surinkti stopų kiekį, kadangi jūs žinote, tarkime, kad 6 iš 10 sandorių pas jūs pelningi ir dabar jūsų užduotis surinkti tuos 4 nepelningus sandorius. Jūs juos renkate, toks jūsų tikslas ir čia galite net nustebti, kad vietoje stopo gaunasi take profitas. Na, kas dalyvavo konkurse degantis doleriai, kur tikslas buvo ne pelnas, o nuostolis, tas mane supras. Na, čia toks savęs truputį apgaudinėjimas, bet jis padeda morališkai. Taip pat, kas dar yra labai svarbu, tai reikia žinoti, kad statistika reikalauja laiko. Na, mes apie tai jau kalbėjome, kad mes turime pranašumą, jeigu strategija normali, serijoje sandorių. O kiekvienas atsitiktinis sandoris gali būti atsitiktinis. Tai yra arba pelningas, arba nuostolingas. Na ir sekantis punktas, ką dar galima padaryti, kad jūsų nuosmukis tiesiog stipriai neišmuštų į negatyvias emocijas, tai priprasti prie nuosmukio būsenos. Tai yra priprasti prie tęstinio nuosmukio būsenos. Galima bandyti ant demo sąskaitos arba ant centinės. Na, čia galima palyginti kaip su grūdinimusi su šaltu vandeniu. Jeigu kasdien pratinsimės prie šalto vandens, tai po kurio laiko toks vanduo jau mums netrodys toks ledinis. Na ir taip pat dar keletas metodų, kurie padės išgyventi nuosmukį, tai surasti dieninę strategiją, kad ji neužimtų daug jūsų laiko ir jūsų manymų tokia strategija turi būti nuostolinga. Jūs nusistatote savo tikslą, stabilus nuostolis, taip, bet santykis rizika pelnas turi būti į jūsų pusę. Tai yra, take profitas turi būti didesnis už stopą mažiausiai 1:2. Tai yra 2 kartus mažiausiai. Nusiteikite tam rimtai, tai yra prekiaujame pagal taisyklės, skiriame tokiai strategijai nedaugiau kaip 5-10 minučių per dieną ir laikomės taisyklių, nieko nekeičiame. Fiksuojame nuostolius popieriuje arba monitoringe MyFixBook, čia kaip kam patogiau. Ir ką duos ši praktika? Nuosmukio būsena taps jums labiau įprastinė ir sumažės baimė dėl nuostolių. Na, arba taps mažiau apčiuopiama, kadangi sąskaita ir iš pradžių buvo skirta nuostoliams. Na, šioje vietoje gali vykti siurprizas kabutėse, kad strategija pasirodys pelninga, kadangi pas jūs take profitas buvo didesnis už stopą. Na, kiek laiko prekiauti, kadangi strategija dieninė, sandoriai 1 kartą į dieną, tai 2 mėnesių tikrai turėtų užtekti tokiai treniruotei, kuri tikrai labai padės psichologiškai išgyventi nuosmukį.
Na ir taip pat galite įsivaizduoti, kad jūs esate, darydami šį eksperimentą, esate krupjė kazino, esate krupjė ir jūs žinote kazino pranašumą. Taip, kadangi žinote kazino pranašumą, šiuo atveju tai pelningų sandorių procentą, apie kurį kalbėjome, ir take profitas yra 2 kartus didesnis nei stopas, ir jūs ramiai esate įsitikinęs savo pelnu. Kodėl? Todėl, kad jūs krupjė kazino ir net su tokiu nedideliu pranašumu galite uždirbti pinigus, nepriklausomai nuo to, kad periodiškai pralaimėsite. Štai jums tokia užduotis pabandyti paprekiauti su tokiu psichologiniu nusistatymu. Kągi, aš dėkoju visiems uždėmesį, kas žiūrėjo šį trumpą video. Geros jums prekybos. Linkiu nenuklysti į tamsiąją tradingo pusę. Su jumis buvo Mykolas, specialiai puslapiui spekuliantas.com. Viso gero.